Sveiki atvykę į Numero Guru YouTube kanalą. Šiandienos vaizdo įraše aptarsime gimimo numerio 1, taip pat žinomo kaip Drive, Basic ar Psychic Number numerologijoje, reikšmę. Prieš pradėdami, jei jums sunku rasti šį vaizdo įrašą pageidaujama kalba, patikrinkite žemiau esantį aprašymą, kuriame rasite nuorodą į gimimo numerio 1 vaizdo įrašą jūsų kalba. Šiame vaizdo įraše aptarsime unikalius žmonių, turinčių numerį 1 bruožus, pasiūlysime idealius karjeros kelius ir atskleisime jūsų laimingus numerius bei palankes spalvas. Taip pat aptarsime jums tinkamiausius numerius draugystei, verslo partnerystei ar santuokai, kad padėtume užmegzti geriausius ryšius. Tad pradėkime. Pagal numerologiją, gimimo numeris 1 priskiriamas žmonėms, gimusiems 1-aja, 10-aja, 19-aja arba 28-aja bet kurio mėnesio dieną. Pavyzdžiui, asmuo, gimęs 1-aja dieną, turi numerį 1. Jei žmogus gimęs 10-aja, susumuojame 1 ir 0, o tai lygu 1. Tiems, kurie gimė 19-aja, susumuojame 1 ir 9 ir gauname 10. Tada susumuojame 1 ir 0, kas taip pat lygu 1. Panašiai, jei kažkas gimęs 28-aja, pridedame 2 ir 8, kas duoda 10, ir tada 1 plus 0 lygu 1. Nors visi, gimę šiomis dienomis, turi numerio 1 savybės, jie turi skirtingas asmenybės savybės, priklausomai nuo konkrečios gimimo datos. Pavyzdžiui, tie, kurie gimė 1-aja dieną, turės skirtingus bruožus, palyginti su tais, kurie gimė 10-aja, 19-aja ar 28-aja. Šiuos skirtumus aptarsime vaizdo įrašo pabaigoje, tad būtinai žiūrėkite iki galo. Numerologija skaičius 1 yra susijęs su Saule, kuri simbolizuoja lyderystę ir energiją. Kaip ir Saulė apšviečia pasaulį, žmonės su gimimo numeriu 1 turi panašias savybės. Jie yra dosnūs ir natūraliai palaiko kitus. Jei draugas susiduria su sunkumais, tie, kurių Drive, Basic ar Psychic numeris yra 1, bus šalia ir padės, net jei jie yra minioje. Jie yra patikimi ir greitai pelno kitų pasitikėjimą. Tačiau žmonės su gimimo numeriu 1 gali būti ir agresyvūs, ir linkę dominuoti pokalbiuose. Nors ši savybė gali padėti jiems siekti karjeros sėkmės, ji gali sukelti iššūkių asmeniniuose santykiuose. Kartais jie painioja savigarbą su ego, dėl ko gali kalbėti aštriai, net nesuvokdami, kad tai gali įžeisti kitus. Jiems svarbu būti sąmoningiems ir kalbėti maloniau. Žmonės su šiuo gimimo numeriu vertina savo laisvę ir nemėgsta jaustis spaudžiami. Jie dažnai nesijaučia patenkinti savo darbu, nes siekia būti geriausi ir jaučiasi pilnaverčiai tik tada, kai pasiekia aukščiausią lygį. Jie nori vadovauti ir yra pasirengę rizikuoti, kas juos išskiria iš kitų ir suteikia unikalų identitetą. Meilėje tie, kurių gimimo numeris yra 1, ne visada turi lengvą kelią. Jie atvirai išreiškia savo jausmus ir yra pasirengę kovoti už meilę, tačiau jų dėmesys darbui kartais gali priversti pamiršti partnerį, o tai gali sukelti įtampą santykiuose. Nors kai kurie juos laiko valdinga ar agresyvia asmenybė, svarbu pripažinti, kad jie gali būti labai palaikantys ir pagarbus. Žmonės, kurių gimimo numeris yra 1, dažnai noriai rizikuoja, ar tai būtų gyvenime, ar vairuojant transporto priemonę, nekreipdami daug dėmesio į kelio nelygumus. Jie linkę judėti pirmyn nepergalvodami kliūčių. Jie taip pat sunkiai sako ne, lengvai padėdami tiems, kuriems reikia pagalbos. Atspindėdami Saulės savybės, jie yra paramos ir gairių šaltinis, nuolat gražindami visuomeniai savo žiniomis, pagalba ir talentais. Asmenys su gimimo numeris 1 dažnai yra matomi kaip stabilus, pasitikintys savimi ir subalansuoti. Skirtingai nei tie, kurie gali demonstruoti daug energijos ar agresijos, jie linkę išlikti ramūs ir santūrūs. Jų stabilumą galima pastebėti per veido išraiškas ir body language, kurie suteikia tvirtumo jausmą. Jie dažniausiai nerodo emocijų atvirai, pavyzdžiui, jų šypsenos yra švelnios, o ne plačios. Net kai jaučia įtampą, tai retai matyti jų veiduose.
Šie asmenys turi stiprią aurą, ir kai jie įeina į kambarį, žmonės dažnai juos pastebi iš karto. Jų pasitikėjimas atsiskleidžia per kalbą ir laikyseną, ir jie paprastai palaiko subalansuotą emocinę būklę, patirdami jausmus vidutiniškai. Žmonės, turintys gimimo numerį 1, garsėja savo stipriomis lyderystės savybėmis. Jų įtaka yra tokia pastebima, kad kai kas nors naujas prisijungia prie įmonės kaip vadovas, kiti dažnai stebisi, kaip jie taip greitai gavo tą poziciją. Ši natūrali lyderystės geba pasireiškia jau ankstyvame amžiuje, pavyzdžiui, būnant mokyklos sporto komandos kapitonu ar klasės monitoriumi. Jie įkvepia kitus užbaigti projektus ir užduotis, ne tik atlikdami savo darbą, bet ir motyvuodami aplinkinius. Numerologijoje Saulė atspindi energiją. Kaip Saulė kasdien kyla ir nusileidžia tuo pačiu metu, taip ir žmonės, turintys gimimo numerį 1, nuosekliai dirba, kad pasiektų savo tikslus. Jie yra atsidavę, pasirengę įdėti tiek fizinį, tiek psichinį darbą ir yra labai ambicingi. Šie asmenys priima naujas galimybės ir iššūkius, demonstruodami stiprią valią, puikią lyderystę ir puikius organizacinius įgūdžius. Jų atsakomybės jausmas matomas kiekviename jų veiksmuose. Asmenys, turintys gimimo numerį 1, pasižymi stipriais lyderystės įgūdžiais ir dažnai gerai sekasi užimant pozicijas, kuriuose jie gali vadovauti, pavyzdžiui, valdant organizaciją ar dirbant prezidentu ar sekretoriumi. Karinėme sektoriuje jie gali pasiekti tokias aukštas pareigas kaip majoras ar aukštesnes. Daugelis šių asmenų puikiai tinka būti verslininkais, nes mėgsta būti savo bosais, kas atitinka jų nepriklausomą prigimtį. Ar tai būtų valdžia, kariuomenė ar policija, jie dažnai pasiekia sėkmę dėl savo išsilavinimo ir lyderystės savybių. Jie taip pat turi diplomatijos talentą ir geba efektyviai spręsti konfliktus. Nors šios pozicijos gali būti patenkinamos, rekomenduoju kuo greičiau pradėti savo verslą. Būti savo bosu padeda išvengti nusivylimo, kai kiti kontroliuoja tavo darbą. Nepriklausomai nuo to, ar tavo verslo idėja yra didelė, ar maža, žengti tą žingsnį. Ugdyk savo įgūdžius ir žinias, siek aukštai. Su tavo ambicija ir gebėjimu greitai priimti sprendimus, tapimas savo bosu nuves tave į sėkmę bet kurioje srityje. Kalbant apie gimimo numerio 1 žmonių trūkumus, svarbu paminėti, kad jie kartais gali būti egoistiški ir arogantiški. Jie linkę būti užsispyrę ir gali pasirodyti kaip vadovaujantis, bandydami atlikti darbus. Šis elgesys gali sukelti spaudimą tiems, kurie dirba po jais, sukuriant įspūdį, kad jie elgiasi kaip karaliai. Būtina, kad jie valdytų šią tendenciją. Nors jie dažnai užbaigia užduotis efektyviai, jie gali pamiršti, kad jų komandos nariai taip pat yra žmonės. Nors jie turi daug energijos, kiti gali nesidomėti tokiu pačiu motyvavimu. Šis atotrūkis gali lemti, kad jie tampa pernelyg dominuojantis ir vadovaujantis, ko reikėtų vengti. Be to, jie gali atrodyti arogantiškai prieš savo aukštesnius vadovus ir reikalauti pagarbos iš savo komandos, sukuriant įtemptą atmosferą. Jie dažnai priima greitus sprendimus, ne visiškai apgalvoja juos. Jų pasirengimas rizikuoti gali lemti impulsyvius veiksmus, dėl kurių jie vėliau gali gailėtis. Jei jūsų gimimo numeris yra 1, tai jums labai laimingi yra 1, 10, 19 ir 28 dienos. Geriausi skaičiai, su kuriais galite užmegzti ryšį, yra 1, 2, 3, 5 ir 9. Partnerystės su žmonėmis, kurių gimimo numeriai susideda iš šių skaičių, gali būti naudingos. Kalbant apie spalvas, laimingos yra saulės atspalviai, tokie kaip geltona, oranžinė, auksinė ir ruda. Dažniau naudojant šias spalvas, gali atsirasti teigiamų pokyčių jūsų gyvenime, o geltona yra ypač laiminga. Tačiau skaičius 8 nėra palankus gimimo numeriui 1. Būkite atsargūs vairuodami datas, kurios sudaro 8, tokias kaip metai, kurie sudaro 8, pavyzdžiui, 2015 ir 2024. Galbūt pastebėjote keistus įvykius šiais metais.
Žmonės su gimimo numeriu 1 gali susidurti su kai kuriomis sveikatos problemomis. Jie dažniau gali patirti galvos skausmus ir migrenas, kurios gali būti gana nemalonios. Taip pat yra didesnė širdies smūgių rizika, todėl labai svarbu rūpintis širdies sveikata. Daugelis asmenų su šiuo gimimo numeriu gali turėti problemų su trumparegystė, tai reiškia, kad jiems sunku matyti daiktus toli. Be to, jie gali būti linkę į saulės smūgius, ypač karštomis dienomis. Gali pasitaikyti ir ausų, nosies bei gerklės problemų. Svarbu, kad žmonės su gimimo numeriu 1 atidžiai stebėtų savo sveikatą ir kreiptųsi į gydytojus, kai to reikia. Svarbiausias patarimas, siekiant pasiekti savo pilną potencialą, yra įsiugdyti punktualumo įprotį. Kaip saulė kasdien kyla ir leidžiasi tuo pačiu laiku, taip ir jūs turėtumėte stengtis būti laiku visose savo veiklose. Šis disciplina gali padėti tapti numeriu 1 jūsų gyvenime. Atminkite, kad jūsų šeima ir draugai ne visada supras jūsų tikslus, todėl svarbu su jais kalbėtis ramiai ir kantriai. Kartais galite jausti nepatiklumą žmonėms, kurie nėra greiti ar aštrūs, tačiau stenkitės pakeisti šį požiūrį. Tiems, kurių gimimo numeris yra 1, lyderystė yra natūralus talentas. Lyderystės galimybės ateis, todėl svarbu būti pasiruošus, net jei kartais jaučiatės nepakankamai kvalifikuotas. Venkite būti per daug autoritariniu, agresyviu ar egocentrišku, nes šios savybės gali atstumti žmones. Vietoje to, sutelkite dėmesį į pagarbą ir pozityvumą. Šis pagarbus aura padės greitai įgyti pagarbą, ypač kai būsite lyderio pozicijoje. Priimkite savo kelionę ir sėkmė paseks. Bill Gates gimė 1955 spalio 28 d. Sritis – Business, Entrepreneurship. Microsoft įkūrėjas. Sėkmė. Bill Gatesas įkūrė Microsoft, kuri tapo viena didžiausių tech kompanijų pasaulyje. Jo vizionierius lyderiavimas, novatoriškas mąstymas ir konkurencinis dvasia, kurie atitiko gimimo numerio 1 savybės, padėjo jam sukurti technologijų imperiją. Jo stiprus individualumo jausmas ir gebėjimas vadovauti iš priekio padarė jį pasauliniu verslo ikona. Indira Gandhi, gimusi 1917 lapkričio 19 d. Sritis – Politika, pirmoji moteris Indijos ministrė pirmininkė. Sėkmė. Indira Gandhi buvo pirmoji ir iki šiol vienintelė moteris Indijos ministrė pirmininkė. Ji buvo žinoma dėl savo ryžtingo vadovavimo ir autoritarinio stiliaus, atskleidžiančio gimimo numerio 1 lyderystės bruožus, jo sugebėjimas priimti drąsius sprendimus, tokius kaip bankų nacionalizavimas ir žalioji revoliucija, parodė jos galingą ir nepriklausomą asmenybę. Ji paliko ilgalaikį pėdsaką Indijos politikoje. Mukesh Ambani, gimęs 1957 balandžio 19 d. Sritis – Verslas, Reliance Industries pirmininkas. Sėkmė. Mukesh Ambani, vienas turtingiausių pasaulio žmonių, yra Reliance Industries pirmininkas, konglomeratas, apimantis naftos chemiją, naftos perdirbimą, telekomunikacijas ir mažmeninės prekybos sektorius. Jo verslumo dvasia, ambicijos ir lyderystė padėjo Reliance tapti pasaulinė galia. Ambani gebėjimas įsivaizduoti ir įgyvendinti didelio masto projektus yra būdingas gimimo numerio 1 lyderystės bruožams. Elonas Muskas, gimė 1971 birželio 28 d. Sritis – Verslumas, technologijos, CEO SpaceX, Tesla, X'as, buvęs Twitter. Sėkmė. Elonas Muskas yra vizionierius lyderis, žinomas dėl to, kad pakeitė kelias pramonės šakas, įskaitant elektrinius automobilius, kosmoso tyrimus ir atsinaujinančią energiją. Kaip SpaceX ir Tesla įkūrėjas ir CEO, Muskas įkūnė gimimo numerio 1 bruožus, tokius kaip lyderystė, inovacijos ir ambicijos. Jo ateities matymas ir gebėjimas peržengti ribas padarė jį vienu iš įtakingiausių asmenybių technologijų ir verslo srityse šiandien. Sir Ratan Tata, gimimo data – 1937 gruodžio 28 d. Sritis – Verslas ir filantropija. Buvęs Tata grupės pirmininkas. Sėkmė. Sir Ratan Tata, žinomas verslo lyderis ir filantropas,
vadovavo Tata grupiai, kad ji pasiektų pasaulinį pripažinimą. Jo vizionieriško vadovavimo dėka Tata grupė įsiplėtė į tarptautinės rinkas su svarbiais įsigijimais, tokiais kaip Jaguar Land Rover ir Chorus Steel. Jo disciplina, ambicija ir stiprios etinės vertybės yra klasikiniai gimimo numerio 1, kurį valdo Saulė, bruožai. Tata įsipareigojimas socialiniai atsakomybei ir filantropijai per Tata Trusts dar labiau pabrėžia jo lyderystę ir humanitarinį palikimą. Šie garsūs asmenys yra puikūs pavyzdžiai, kaip gimimo numeris 1 asmenys pasitelkė savo lyderystės savybės, kad pasiektų nepaprastą sėkmę. Asmenys, gimę pirmą mėnesio dieną, pasižymi stiprią energiją ir turi tokių savybių kaip logika, entuziazmas, nepriklausomybė ir analitiniai gebėjimai. Dažnai jie linkę slėpti savo emocijas, nes bijo pasirodyti silpni. Kaip natūralūs lyderiai, jie klesti, kai gauna galimybės parodyti savo gebėjimus. Šie asmenys mėgsta imtis vadovavimo ir vesti kitus, todėl puikiai tinka vaidmenims, kuriuose gali parodyti savo įgūdžius ir pasitikėjimą. Apskritai jų stiprios savybės padeda jiems pasiekti sėkmę įvairiose situacijose. Žmonės, gimę 10 mėnesio dieną, pasižymi pozityvumu, ryžtu ir kūrybiškumu. Jie turi talentą reklamuoti save ir savo idėjas, todėl lengvai užmezga ryšius su kitais. Šie asmenys geba dirbti su keliais uždaviniais vienu metu ir dažnai reikia paskatinimo, kad imtųsi pertraukų ir atsipalaiduotų. Jie yra nepriklausomi, ambicingi ir pasitikintys savimi, o tai padeda pasiekti savo tikslus. Tačiau jie paprastai slepia savo tikruosius jausmus, linkę būti privatus apie savo emocijas. Žmonės, gimę 19 dieną, yra žinomi dėl savo atsakomybės, idealizmo ir ambicijų. Jie turi didelių svajonių ir sunkiai dirba, kad jas pasiektų. Tačiau kartais jų emocijos gali trukdyti, verčiant juos priimti sprendimus, remiantis jausmais, o ne logika. Šie asmenys yra universalūs ir mėgsta dirbti nepriklausomai, teikdami pirmenybę minimaliam kitų kišimuisi. Jie taip pat yra labai energingi ir dažnai dirba ilgai, kad užbaigtų savo užduotis. Iš viso, jų ryžtas ir stipri darbo etika padeda jiems pasiekti sėkmę gyvenime. Žmonės, gimę 28 mėnesio dieną, yra širdingi ir mėgsta savo laisvę. Jie teikia pirmenybę savarankiškam pasirinkimui ir nemėgsta, kai jiems sakoma, ką daryti. Šie asmenys yra laimingiausi, kai turi nepriklausomybę siekti savo kelio. Jie mėgsta kontroliuoti savo gyvenimą ir dažnai ieško situacijų, kuriuose galėtų išreikšti savo kūrybiškumą ir idėjas be apribojimų. Jų mylanti prigimtis daro juos rūpestingais draugais ir partneriais, tačiau jų noras turėti laisvę reiškia, kad jie vertina savo asmeninę erdvę ir autonomiją. Ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą apie gimimo numeris 1. Tikimės, kad tai buvo įžvalgus ir galėjote susijęti su aptartomis savybėmis. Jei gimėte 1, 10, 19 ar 28 bet kurio mėnesio dieną. Jei turite klausimų ar minčių, nedvejodami palikite komentarą žemiau. Mes esame čia, kad padėtume. Ir nepamirškite patikti, pasidalyti ir užsiprenumeruoti Numero Guru YouTube kanalo, kad gautumėte daugiau informatyvių video apie numerologiją. Tai viskas šiam kartui, susitiksime kitame video, kur išnagrinėsime gimimo numeris 2. Iki.